Negalvokite, kad jeigu padėkas bendruomenės pirmininkas įteiks, tai jau reikia eiti į namus. Visiškai ne. Saldų stalą pernešim ant šito stalo, nes ten kažkodėl nedrįstam eiti. Ir dabar, kadangi seniūnas skuba išvažiuoti, tai už bendruomeniškumą ir nuoširdžią pagalbą, kada reikia, bendruomenės pirmininkas nori padėkoti ponui Ramūnui Gudonavičiui, Bukonių seniūnijos seniūnui. Romėnų filosofas ir rašytojas Seneka yra pasakęs: gyvenimas yra gražus ir turtingas, kai matuojame jį poelgiais, o ne laiku. Yra žmonių, kuriais labai džiaugiasi bendruomenės pirmininkas Petras ir nori padėkoti poniai Justinai Sudinieniai už bendruomeniškumą ir nuoširdžią pagalbą. Kur išėjo? Taigi buvo. Gal jinai dar sugrįš? Poniai Emilijai Volkovai. Volkova. Poniai Jurgitai Kaneckienei. Jurgitai Kaneckienei. Poniai Ingridai Kapitonovienei. Poniai Jovitai Višniauskienei. Tuojau dar surasim. Poniai Emilijai Bielskienei, Petrašiūnų seniūnaitei. O čia norime pakviesti dvi moteris, kurios atstovauja kultūrai. Tai yra Bukonių kultūros centro vadovė ponia Ramutė Jankauskienė. Ateikit čia, vedėm, o dabar pasislėpė po medžiu. Ir ponia Danutė Kasparavičienė. Ateikit čia, būkit geros. Danutė, kviečiam jūs. Noriu labai padėkoti Bukonių bendruomenės pirmininkei Dariai Altukienei, kuri išties padėjo ir pravedė šitą renginį, sporto varžybas ir visą laiką. Jinai padeda mums, labai ačiū. Dabar arba kviečiam, jeigu matot, kad lietaus nebus, tai tada persineškim saldų stalą, grojant Šilų kultūros centro saviveiklininkams ant šito stalo, nes čia suprantam, kad mieliau yra, o jeigu ne, tai ten po stogu tada. Seniūnai